Sveiki, mėlyje, šiandien aš noriu Jums papasakoti apie unikaliausius produktus, kurių mes turime Mary Kay kompanijoje. Ir tai yra Clinical Solutions linijos produktai. Kuo jie tokie ypatingi ir kodėl tai yra unikalu? Nes tai yra dermokosmetikos linija. Ne sistema, o būtent linija. Kas yra dermokosmetika? Kuo jis skiriasi nuo kosmetikos? Leiskit man perskaityti Jums aprašymą, kad būti tiksliai. Dermokosmetika tai produktai, turintys farmakologinę aktyviąją sudėtį, sudaryta iš gydomųjų veikliųjų medžiagų, kurios priartėja prie vietinio naudojamo dermatologinių vaistų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dermokosmetika yra vieta, kur susitinka grožis ir sveikata. Tai yra produktai, kurie veikia ne tik epidermę, viršutinio odos sluoksnį, bet pasiekia ir gilesnios odos sluoksnis, tai yra derma, dėl to, kad tai yra mažos molekulės, kurios skverbiasi į odą ir iš tikrųjų padaro fiziologinius pokyčius mūsų odoje. Dermokosmetika yra sukurta tam, produktai yra sukurti tam, kad iš tikrųjų darytų pokyčius mūsų odoje ir įtakotų mūsų odos sveikatą. Jeigu įtakoja odos sveikatą, tai reiškia ir mūsų oda tampa gražesnė. Ne? Kas įeina į mūsų dermokosmetikos liniją? Kokie produktai? Aš gal pradėsiu nuo pirmų produktų, kurie atsirado. Tai yra mūsų Clinical Solutions retinolio rinkinys. Rinkinį sudaro du produktai. Tai visų pirma yra pats retinolis, grynas augalinis retinolis 0,5%. Ir tai į antras žingsnis rinkinio yra raminamoji emulsija. Kas yra retinolis? Retinolis yra vitamino A forma, kuri buvo atrasta ir ištirta jau daugiau negu 30 metų ir pradžioje buvo naudojama kovai su akne. Bet laikui einant ir naudojant kovai su akne buvo pastebėta, kad retinolis taip pat duoda pašalinį poveikį mūsų odai, tai yra pagreitina odos regeneraciją ir kaip pasekmę mes gauname gražesnę, lengvesnę, sveikesnę, skaistesnę odą. Tai retinolis nukeliavo į mūsų grožio industriją ir odos priežiūros industriją. Ir dabar retinolis yra naudojamas ir labai daug rekomenduojamas, jeigu mes norime atnaujinti, atjauninti savo odą, pagražinti, pastangrinti, mažinti pigmentaciją, mažinti raukšlių matomumą ir jų atsiradimą, taip pat atstatyti odos stangrumą, odos paviršių, odos lygumą. Taip pat retinolį galima naudoti senėjimo profilaktikai. Jeigu jums yra tarp 20-25 metų, jūs galite naudoti retinolį kursų. Profilaktiškai tai sunaudoti, tarkim, vieną rinkinį ir po to padaryti didelę pertrauką. Tikrai galima. Tai į rinkinį įeina retinolis ir raminamoji emulsija. Čia mes turime labai gerą saugų procentą 0,5, tai yra 0,5% retinolio, kuris yra labai saugus mūsų naudojimui namuose. Bet svarbu atsiminti, kad retinolis yra labai aktyvi medžiaga ir retinolį reikia įvedinėti į savo priežiūrą palaipsniui. Tam Mary Kay mokslininkai sukūrė net retinizacijos protokolą, tai yra įvedimo programą, kur yra toks kalendoriukas, jūs įgausite kartu su rinkiniu, kada užsakysite. Tai atrodys toks lankstinukas, kur viduj bus kalendorius, kurį jūs galėsite panaudoti tam, kad saugiai įvesti retinolį į savo odos priežiūrą. Dabar yra tam pats geriausias laikas, ruduo yra pats geriausias laikas įvedinėti retinolį į savo odos priežiūrą arba grįžti prie jo, jeigu jūs darėte pertrauką. Dėl to, kad retinolis yra labai aktyvus, į rinkinį taip pat eina antras žingsnis, tai yra raminamoji emulsija, kuri yra augalinio aliejų pagrindu. Čia įeina kokosų, semoncijų, dažminių, dygmenų ir alyvuogių aliejų. Taip pat eina glicerinas, kuris apsaugo odą nuo drėgmės praradimo ir ši emulsija galima naudoti ir kaip savarankišką produktų rinkinį. Ši emulsija naudojama kartu su retinoliu. Apie tai jūs daugiau sužinosite, kai pradėsite naudoti ir gausite protokolą naudojimui. Ir taip pat galima naudoti kaip savarankišką emulsiją, tarkim, pažeistai, išsausėjusiai, jautriai odai nuraminti ir atstatyti. Taigi, du puikus produktai mūsų naujai, jaunai, atnaujintai odai. Jeigu jūs norite kovoti su raukšlėmis, jeigu jūs norite turėti raukšlių profilaktiką, mažinti pigmentaciją, gražinti odos jaunatviškumą, spindesį ir skaistumą, pats laikas įvesti, po truputį pradėti įvedinėti retinolio rinkinį į savo odos priežiūros rutiną.